Įėjimas nuo 10:15 iki 15:04. Tai praktiškai arba reikia anksti rytoj iš ryto, arba šiandien dar spėti po visko po Dovydo bandyti ateiti, bet jau be šansų šiandien. Pamatyti laikrodį, ko gero šiandien šansų nėra, nes eilė tokia šiaip nemaža. Reikia suprasti, kokia didžio eilė, tai eilė eina iki ten pat galo ir ten užsisuka netgi. Tai šansas, kad aš papulsiu į vidų, yra nedidelis. Galėjau bilietus nusipirkti, yra dabar bilietai, jeigu nusipirkti rytoj po 8:15, būčiau įleidžiamas kaip ir su grupe. Bet tada rytoj gal ir variantas iš ryto 8:15 su grupe, kai nebus tiek daug turistų, nes šiandien tai, prašau, nespėjau. Florencija. Buvo labai svarbu man čia atvažiuoti. Vienas iš susitarimų su savim, tai pirmiausia aplankyti Florenciją. Tai va, čia pirmas didelis milestonas yra pasiektas. Esu Florencijoj. Ir tai yra trečdalis mano kelionės. Labai džiaugiuosi. Na jo, Michelangelo Dovydas yra kažkas tokio. Vau. Ypatingai. Skirtai, šita diena muziejuose tokia apie tai, kiek religija ir tas numatytas poreikis tų šventųjų atvaizdų, tų bažnyčios puošybos, kiek jisai sukūrė to, kiek paveikslų, kiek skulptūrų. Didžioji dalis viso to yra būtent orientuota, bent jau tai, kas čia rodoma ir išsaugota, tai orientuota į grynai religinę tematiką. Gal ir dėl to, kad bažnyčios buvo ta saugojanti vieta, kuri saugojo tą visą religinę kultūrą. Gal buvo ir kita ta kažkokia kultūra, kuri tiesiog neišliko
Nes vis tiek, kaip bebūtų, religija tas toksai buvo prievaizdas, kuris neleido griauti žmonėms, suveikia tos moralinės normos. Gal viso tai, kas buvo ne su religija ir bažnyčia nesaugojo, bažnyčios sienos nesaugojo, gal tas labiau buvo ir sunaikinta. Įdomu iš tikrųjų supras, bet kitas dar įdomus pastebėjimas, kad 1300 metai, 14 amžius, Florencijoje tiek daug bažnyčių tapyboj aukso. Labai daug. Atrodo, rusų ten tos freskos ir visa kita auksas, bet čia yra, kosmiškai daug aukso. Tos freskos galbūt net ilsisi, sakyčiau. Ne freskos, kaip ten pačios vadinasi, tos ikonos. Atrodo, čia tai wow, ypatingai, įspūdingai. Tikrai nuostabios galerijos. Toks kiekis meno, kad net atbunka protas žiūrėti. Sunku sukoncentruoti dėmesį tiek to meno, kad tiesiog Madona, kai suprantu, švenčiausia mergelė Marija, ta pati Madona, tai kiek jos atvaizdų, kiek nukryžiavimų. Sakė, toks didelis kiekis, kad labai sunku netgi susivokti. Tikrai, masiškai. Anche un po' anche in Miestas jau rimsta, diena į pabaigą, po 4:15. Tikrai, wow. Įspūdinga. Iškai pasitraukiam turistinių gatvių. Čia irgi turistinė, bet ne tokia krauta, pagrindinės. Pilnas įspūdžių. Labai gerai praleidęs laikas. Florencija rekomenduoju aplankytis, netgi vakar tas parkas, kurio važiavau jau prie pat viešbučio. Nerealaus dydžio parkas su dideliam gatvėm, šviestom, su sporto inventorium, pasivaikščiojimais suoliukais irgi, nesveiko dydžio. Džordžo Vašingtono gatvė, šito Bušo gatvė, tam parke. Kažkas tokio. Tikrai, atrodytų Florencija, ne sostinė, bet netgi Amerikos ambasada yra čia. Tikrai, įspūdingo grožio miestas. Ir tikrai čia aš per mažai laiko tą vieną dieną skiriau jam. Viena diena tikrai per mažai praleisti. Gal labiau, kad sudėtinga papulti į kurias vietas. Tiek bilietai, eilės ir panašiai. Reikia iš anksto būkintis. Tikrai neįtikėtina grožio. Neįtikėtina.